Druskininkų kultūros centras Grand Spa Lietuva konferencijų centro salėje organizavo renginį Aš labai myliu Lietuvą, skirtą kovo 11-ojai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Konferencijų centre taip pat atidaryta jaunųjų menininkų darbų paroda, kurioje savo darbus eksponavo savivaldybės mokyklų moksleiviai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos ugdytiniai. Renginėje susibūrusius druskininkiečius pasveikino ir mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, kuris palinkėjo nepamiršti, kaip svarbu mūsų nedideliai tautai būti vieninga bei paragino toliau puoselėti nepriklausomybės vertybės. Šiais metais kovo 11-oji paminėta labai jaunatviškai. Jaunimo organizacijos, klubai, švietimo įstaigų, neformalaus druskininkų jaunimo grupės ir šokių kolektyvai originaliai pristatė savo pasirodymus ir nustebino į koncertą susirinkusius žiūrovus. Šventinėme minėjime pasirodė Atgimimo mokyklos merginų ansamblis, grupės Decimo šokėjos, dainavo Saulės ir Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai, sveikinimo žodį tarė Lietuvos šaulių sąjungos druskininkų kuopa, šoko Rock, Dosado, Opus, J&J šokių kolektyvai. Dėmesio ir publikos ovacijų susilaukė druskininkai Runners komanda. Vakaro koncertą vainikavo atlikėjos Atlantos pasirodymas.